kaip mes ir pakalbėsim. Taip. Tai kas tai yra imunitetas? Tai yra organizmo atsakas į tai, kas pas mumis papuolė. Tai yra į virusus, grybus, bakterijus, parazitus, lygiai taip pat į svetimas ląsteles, tas, kurias mes galim gauti su, sakykime, organais, kurios transplantacijos metu mums įsodino ten inkstus, ar ten kažkokį tai kitą organą. Ir būtent šitie žmonės jie vartoja produktus, kurie slopintų imuninę sistemą. Taip, apie imunitetą, kas tai imunitetas, tai yra, jau yra kalbama labai senai, tai yra pirmą kartą prakalbėta 430 metų prieš mūsų erą, tai yra su susirgimu maru. Ir buvo pastebėta, kad žmogus prasirgęs virusinę užkrečiamą ligą, jis antrą kartą nesusirgs, jis gali slaugyti sergančius žmonės. Tai lygiai taip pat yra prisiminimų kalbėjusi ir mano mama prieš Pirmą pasaulinį karą, kada ėjo raupai, kada ėjo juodligė. Aišku, nei vienas nenorime susirgti, bet tiesiog kartais yra tokie dalykai, kad išvengti nebegali. Taip, toliau mes turim. Ir klasifikuojamas imunitetas. Imunitetas yra klasifikuojamas į įgimtą, kurį mes atsinešėm gimimo metu, ir tai yra priklauso nuo mamos sveikatos stovių. Aš nemanau, kad šiandien dienai jaunas jaunimas, sakykime, prisikvėpavęs iš viršaus ir gavęs tų spindulių, jis gali išnešiauti sveiką vaiką su stipria imuninė sistema. Tikrai negali. Net neįsivaizduoju toks dalykas. Ir antras imunitetas tai yra įgytas. Įgytas imunitetas yra, kada mes persergam vieną ar kitą virusinę ligą, arba kada mes praeinam vakcinaciją. Lygi koronos viruso aš tikrai apie vakcinas buvau, taip sakyčiau, neutralus. Bet kada atsirado koronos virusų priverstiniai skiepai ir aš pradėjau apie juos domėtis, šiandien dienai apie skiepus iš viso mano pati prasčiausia nuomonė, kokia tik tai gali būti. Nes aš susiduriu su žmonėm, kurie yra pasiskiepiję, turintys 2-3 skiepus, ir aš matau, kaip jie šiandien dienai kenčia. Tai ir, sakykime, pasitikėti šiandien Pasaulio sveikatos organizacija, kuri propaguoja skiepus, tiesiog neleidžia. Nes taip skiepuose yra ir nuo pačių sukėlimų sunkieji metalai, tai yra ne paslaptis, bet lygiai taip pat yra ir tos dalelės, kurios yra išimamos, tai yra pačiu baisiausiu keliu, kada yra tiesiog abortuojamos beždžionės. Ir vėl, kaip aš pasidomėjau, kaip tai yra atliekama, tai ir galvoju, čia jau nužmogėjimas. Tai yra beždžioniai, kada baigėsi paskutinis nėštumo laikotarpis, prievartos būdu iš josios yra išplėšiamas vaisius, kuris yra gyvas, ir iš stuburo yra ištraukiamas tas skystis, ir tada yra duodamas į tas visas vakcinas. Tai yra baisus, reikia taip suprasti, kad gyvai beždžionė ištraukia vaisių ir iš jo gyvo ištraukia, sakykime, ten kelis miligramus tų sulčių, kurias deda. Tai yra, nežinau, nusikalstamas dalykas, bent man taip tiesiog. Kitas momentas yra imuninės sistemos, kada jinai išeina, tiesiog suklysta, pasimeta ir pati save pradeda valgyti. Tai yra skydliaukės susirgimai, kada antikūniai valgo patys savo skydliaukę, lygiai taip pat yra kai kurie cukrinio diabeto formų susirgimai mes turim, ir išsėtinė sklerozė ir raudonoji viltligė, kada yra, kojų sutinsta. Taip, ir alergijos. Alergijos tai yra lygiai taip pat, kada mes turim vienokius ar kitokius toksinės medžiagos mūsų organizme. Taip, ir mūsų organizmas nebepajėgia tą toksinę medžiagą išvesti iš mūsų organizmo.
Taip, ir reaguodama su kita kažkuria tai toksinė medžiaga, kurią mes įkvėpėm, arba mes suvalgėm, arba mes pasiteikėm, ir tos dvi toksinės medžiagos, kuri pas mumis viduje yra į tą, kurią mes gavom, jos tiesiog sureaguoja, mums duoda alerginį susirgimą. Kaip dirba mūsų imuninė sistema ir kas yra pagrindiniai mūsų imuninės sistemos, sakykime, akcentai. Tai tiesiog aš šiandien dienai noriu vaizdžiai parodyti. Tai yra visas tas apsauginis mechanizmas. Imuninė sistema tai yra, tai pirmas tai yra kraujas. Antras tai yra limfa. Kraujas su limfa yra, sakykime, tarsi persipynę, nes kraujyje esančius toksinus pirmiausiai sugeria limfa. Ir jeigu mes paimtume iš visą žmogaus kraujotaką, ypatingai sprando dalyje, nugaros dalyje, tai yra eina pirma kraujagyslės, o ant viršaus eina limfmazgiai. Ir kada limfmazgiai jau yra prisipildę tų toksinių medžiagų, jie tiesiog sukietėja ir spaudžia kraujotaką, spaudžia kraujagyslės, tada atsiranda kraujotakos sistemos sutrikimai. Taip, ir kas svarbiausia, tai yra pirmas barjeras mūsų nosyje imuninės sistemos, tai yra adenoidai, ką mes turim, pirma reakcija, ką mes netų priekvėpavim, įkvėpėm, tai yra sloga. Antra, tai yra tonzulys, angina. Ir pati didžiausia klaida, tai yra sakykime, antrą organizmo barjerą vaikam mes išpjaudėm, tai yra angina. Ir mes paliekam atvirą išpjovimą anginą. Taip, tada pasilieka atvira terpė, praėjimas virusam į mūsų organizmą. Mes tik įkvėpėm ir per nosį, mes lygiai taip pat galim per burną. Ir šitoj daly esantys limfmazgiai, tai yra duoda atsaką į skydliaukį. Kada pirmiausia užsiteršia čia, reiškia, pas mus gali iššaukti skydliaukės problemos. Tai yra užkrūčio lepka arba randasi va šitą vietą. Tai jie būtina treniruoti pas visus vaikus pagal kūno masį sudėjimą. Užkrūčio liauka yra palyginus didesnis su amžium, kūno masė auga, užkrūčio liauka, jinai pasilieka tokio pačio dydžio. Ir su metais užkrūčio liauka tiesiog nustoja funkcionuoti. Jei reikia treniruoti, treniruojam, tai yra kvėpavimo pratimai, iš gamtos pasižiūrim bežionę, kada kala į krūtinę, pat reikėtų mums šitos dalykus padaryti, mums reikia aktyvuoti užkrūčio liauką. Tai yra vienas iš pagrindinių imuninės sistemos organų. Limfmazgiai, tai yra pažastys. Vėl čia yra pati didžiausia klaida, kada mes perkam kažkokius tai respirantus ir ypatingai tie, kurie yra šratiniai, tepami, daugiausiai yra aliuminis, pigus, geras kvapas, taip, sunkiai metalai trupučiuką prilaiko ir tą kvapą. Tai yra, nereikia uždaryti mums limfmazgių, mes turim išprakaituoti toksinus. Taip, toliau yra blužnis. Blužnis tai tas organas, kuris, sakykime, vienas iš pagrindinių, tai ir tarsi pavalantis mūsų limfą ir mūsų tas visas negyvas ląsteles, kurios yra su krauju. Visiškai mažiausiai mes kalbam apie paėrių ląsteles, kurios yra, iš vis medikai net nekalba, kurios yra plonajam žarnyne ir klupiniai žarna. Tai klupiniai žarna, tai yra ta stauroji žarna, kuri kyla nuo apendicito. Tai čia yra apendicitas, kyla čia. Tai yra kaip žarna, žarnos paviršiaus, plika tik vos įmatomos tokios mažos pūslelės, tarsi būtų herpio pūslės. Tai va čia yra pagrindiniai virškinimo traktų, sakykime, limfinės sistemos dalis šitos. Taip, yra apendicitas. Ir limfmazgiai pas mumis yra kirkšniuose. Čia yra tiesiog padidintas vaizdas, kad matyt, kad suprast, kaip tai yra. Tai yra limfmazgių takas, kelias arba gysla. Čia yra pats limfmazgis. Ir čia yra mūsų žmogus, kaip persipina kraujotaka su limfa. Tai yra taip,
paimkime ausies kaklo sritis, čia yra nugarinės sritis, čia yra mūsų krūtinės sritis, čia yra mūsų ir plaučių, ir vidaus organų, čia yra limfmazgis, tai yra kirkšnių limfmazgis, nugarinė dalis, ir čia yra kepenys ir žarnyno vidaus organų. Limfa teka iš apačios į viršų, lygi, sakykime, jos mens dalies, ir iš viršaus žemyn. Tai yra pirmas nutekėjimas pažastais, o paskui mūsų nutekėjimas, štai yra kirkšniuose. Ir dar nepaminėjau kaulų čiulpai, tai kaulų čiulpuose yra pagrindė gaminasi. Ir imunologinis atsakas tai yra, kada mes prasirgom, tiesiog mūsų imuninė sistema turi atmintį, atsimena, kad mes tokiu ir tokiu susirgimu sirgom, ar tokiu ir tokį virusą mes turėjome, reiškia, yra greičiau apdoroja. Imuninė sistema tai tarsi skėtis apsauga mūsų kraujotakos. Tai va čia yra mūsų kraujotaka ir kaip aš minėjau, kad limfmazgiai eina virš kraujagysės. Va čia yra limfinė sistema. Tai yra limfinėje sistemoje yra pačios svarbiausios ląstelės, tai yra leukocitai. Taip, ir antroje vietoje yra ląstelės kileriai. Imuninė sistema dirba taip, tai yra limfocitus mes turim 3 rūšių, tai yra B tipo limfocitai, mes turim T tipo limfocitus ir ląstelės su žudikiais kileriai. Reiškia, mūsų organizme ląstelės tai mums aktualu turėti kuo daugiau, kuo sveikesnių limfocitų, tai yra ląstelės tarsi ieškančios, kas pas mumis papuolė. B ląstelės tai yra gamina antikūnius, tarsi ginklą, su kuriuo reiktų sunaikintas, kas papuolė mūsų organizmą. Ląstelės kileriai jie taip pažeidžia virusų ar bakterijus ar kažkokiu tai kitų sukėlėjų ląstelė ir tarsi praryja, sunaikina. Ir tokiu būdu suardomas visas, sakykime, ligos sukėlėjų dauginimuose ar mūsų organizmą kažkaip tai puolantis mechanizmas. Toliau mes turim kitą labai aktualų dalyką, tai yra, kas kenkia mūsų imuninę sistemą, kas silpnina mūsų imuninę sistemą. Tai yra aplinka, kurioje mes esam. Tai vėl tą pasikartosiu, kad ką mes iškvėpuojam, ką ant mūsų išpila. Tai yra čia pagrindas. Tai visą laiką yra akcentuojama, tai yra patalpa, rūkymas, alkoholis, miego stygius. Taip, darbų mes turim daug, dar prisidom prie internetų, valandą, 2-3 valandos po darbo mes nematėm, pasižiūrim, kad jau 12-1 valanda, kur mes turėtume atsigulti lygi 10 valandos, tai yra pats geriausias miegas, nuo 10 lygi 12 valandos, ir kai sako, po 12 nežatinkim tamsų pasaulį. Didelis fizinio darbo krūvis, taip, kai sako, nebereikalo buvo duota 8 valandos darbo ir šeštadienis, sekmadienis poilsis. Anais, kad gerais laikais sekmadienis parduotuvės nedirbu. Dabar mes šiandien dienai pradedam darbą nuo 6, nuo 7 ir darbas pas mumis baigėsi 9-10. Ir kai sako, tik spėjai parėjai namo, nusipraustai, pavalgė ir atsigulė. Taip, tai yra sunkus fizinis darbas, jis mūsų automatiškai alina. Lygiai taip pat, kada yra didelis protinis krūvis. Ir kai sako, šiandien verslininkai nelabai norintys priimti papildomai kažkokį tai žmogų, tuo atveju, kad, sakykime, dirbame mes buhalterijoje, mums reikia kažką tai skaičiuoti, mums kažką tai reikia daryti, arba kažkokios tai IT programos, kuri mūsų kompiuteriu šiandien dienai tiesiog perinant į tą laikotarpį, kada atims iš mus grynuosius pinigus IT-šnikų, už apkrova darbų be proto didelį yra. Ir lygiai taip pat mes sakykime, tas smegenų apkrova to darbo yra be galo didelį. Irgi lygiai taip pat mes turim duoti pailsėti ir negalima ją nusodinti. Aplinkos užterštumas. Taip, aš ne tik, kad mašinos fabrikai čia yra mažą dalį išpurškia teršalų, kaip išpurškia mum lėktuvai.
chemikalai naudojami buityje. Nu, taip, ką noriu pasakyti, tai yra, mes nėra tos dienos, kad mes valgyti nedarytume, nėra tos dienos, kad mes neplautume indų, peilių, šakučių, rykščių, nėra tos dienos, kad mes patys nesipraustume, neplautume rūbų, patalynės ir visų kitų dalykų. Tik tai retai, kada mes pasižiūrim, kuo mes visą tą plaunam. Ir dauguma dar šiandien dienai tiesiog yra taip, kad atrodytų, kad mes šiandien gyvenam, mums šiandien kažko tai trūksta, bet mes paimkim tą sveikatos sąskaitą, užtaupykim ir nupirkim, ten, koks ten skirtumas išplausim, nupirkim pigesnių kažkokiu tai indų plovikliu, ar nupirkim pigesnį kažkokį tai patalynės skalbiklį, bet tai yra sąlytis tos lėkštės, į kurią mes dedam maistą. Ir to maisto sąlytį nuo lėkštės, ką mes įnešam į savo burną. Tai yra pagrindas. Lygiai taip pat ir kokią mes patalynę mėgam. Mes turim šiandien dienai tikrai eilę, o čia yra mėginukai sudėti, eilę nuostabių produktų, kurių pagrindas yra pagamintas indiškų riešutų muilų. Ir tai yra ekologiškas produktas, skalsus ekologiškas produktas ir tiesiog padėti savo tai odai, lygiai taip pat ir tai palaikyti sveiką žarnyno mikroflorą. Tai yra būtina tą, ką mes į save įdedam, į kokią, sakykime, tą lėkštę ir su kuo mes pasiėmėm, kuo mes tą maisto produktą valgom. Besaikis antibiotikų vartojimas. Šiandien yra nepaslaptis taip ir kad yra į miestų geriamą vandenį pila antibiotikus. Nepaslaptis, lygiai taip pat pila ir hormonus, lygiai taip pat pila ir kitas cheminės medžiagas. Dar reikia pasakyti tai, kad jeigu mes, smagu, kad atėjo ir mes stengiamės gyventi sveikiau, mes stengiamės iš viso savo namuose neturėti vaistų, bent pas mane jų nebėra. Bet yra žmonės, kurie eina pas gydytoją tam, kad jis išrašytų cheminius vaistus. Bet tas cheminis vaistas, kurį išrašė, jis per mūsų organizmą praeina su šlapimu, yra pašalinimas į išorę. Su kanalizacijos vandeniu, to antibiotikai, jie niekur kitur nenuteka, jie nuteka į tarptautinius vandenis, iš kurių mes taip valgom žuvį, silkę, valgom jūros kopūstus, valgom kitus produktus. Taip, mes lygiai taip pat neatmetam tos galimybės, kada va šitas antibiotikų kiekis, kuris per mūsų organizmą praėjęs ir išgertas, tai yra dideliais kiekiais išgertas žmonių vaistų, nuėjęs į jūras, pakilo su lietaus lašais, atėjo, nusileido. Pasižiūrėkime mes gamtoj, kas darosi. Pernai metais, šiais metais spygliuočiai miršta. Nuo ko? Nuo to lietaus? Koks ant jų nukrenta, obuolių lapai susisukė. Kai sako, mes per tą bėgimą kartais net nematom, kas aplinkui mus darosi. Taip. Kitas yra besaikis maisto priedų vartojimas. Čia turima minty ne maisto papildus, bet maisto priedai. Taip, tai yra skonio, kvapo, galiojimo laiko pratęsėjai, purikliai, dažikliai, nes viskas daroma dėl mūsų, dėl uoslės, nes mes pirmą užuodžiam ir matom. Mums patinka šitas produktas ar nepatinka išvaizda. Taip, šviežia mėsa, šviežia žuvis, ta bus jinai ten nėra ant ledo, bet šiandien dienai baigėsi darbo laikas ir ne vienas pardavėjas paėmė su purškikliu, purškitą mėsytę, kad jinai neprarastų tą raudoną gražią spalvą, nes iš ryto jinai bus pabalus. Ir lygiai taip pat, kas turi namuose kažkokį tai gyvulį, jūs matot, papjovėt, mėsa jinai šviesėja. Taip ir turi būti. Toliau yra sunkieji metalai maiste. Taip, sunkieji metalai, tai yra folija, ant kurios mes kepam, tai yra patogu, taip, lygiai taip pat skarbonkės, kuriuose yra ir kažkokie tai tonizuojantys gėrimai,
alaus produktai, ten tie švepsai, kaip juos ten vadina, nežinau. Lygiai taip pat pakuojama ir kava, ir kiti produktai. Sąlytis su tai folija, jis lygiai taip pat atsidūrė pas mus. Nėra to, kad to nebūtų. Toliau yra dažnos bakteriniais ir virusiniais infekcijos. Nu, taip. Man patiko šiandien dienai Rasos parodyti nuotrauką, kaip nufotografavus ant palangės tas bičių avilys prikrėtę muselių. Šitas reiškinys šiais metais iš viso man yra matomas pirmą kartą, tai Rasa Alytui parodė, prieš gerą mėnesį man parodė panašų vaizdą Šakiuose ir jis sako, gyvenu 4. aukšte, kad moškių atskristų į 4. aukštą gyvenime nebuvo. Ir šiandien dienai su chemtrailais iš dangaus yra visas šitas brudas lygiai taip pat purškiamas. Lygiai taip pat paleidžiamas, leidžiasi, krenta jie žemyn ir lygiai taip pat ir virusai bakterijos. Viskas. Kažkada anksčiau sakydavau, kažkur tai prekybos tinkle kažką tai paleidau. Tai šiandien jau ne vien kažkur tai prekybos tinkle praleido ar kažkokiam tai atskiram mieste, nuo kurio prasideda gripo epidemija, bet jau tiesiog masiškai per visą šalį. Fizinės veiklos stoka. Kad judėtų limfinė sistema, kurioje yra sukaupti toksinai, tai yra judėjimas, tai yra pagrindas judėjimas. Pats pagrindinis pratimas tinginiams, kurie mažiausiai juda ir kurie, taip, namai, mašina, darbas, mašina, namai, tai nors padaryti 20-50 pritūpimų. Tai yra mes sujudysim limfą iš apačios. Aišku, mes tada įspręsim problemas, tokias kaip pelno įsiplėtimą, kaip kojų patinimą ir suaktyvysim inkstų veiklą, kad vyresniam amžiui nebereikėtų vartoti šlapumą varančių, nes užstrigų limfą, užspaustas yra inkstas ir tiesiog tada sunkiai pašalina šlapumą. Netaisyklinga mityba, cukraus vartojimas. Taip, šiandien mūsų gomurys, mūsų burna priprato gauti skanų patiekalą ir mes tiesiog norim jo skanaus. Tai yra skonį mums duoda cukrus, saldus, skanu, visa pramonė, visa žemės ūkis pakrypo tai linkme. Pas mus jau nebeliko rūgščių obuolių, saldžiarūgščių obuolių, nes jie yra neskanūs. Ir gamintojas tie sodininkai, kurie veislės išvedinėja, aktualu, kad žmogus pirktų, reiškia, turi būti saldus obuolys, sultys, saldžios, sakykime, obuolį tekėtų, lygiai taip pat pyragai, saldainiai, taip, bet cukrus tai yra mūsų žudikas numeris 1, nes norint neutralizuoti cukraus vieną molekulę, iš mūsų organizmo yra paėmus 4 molekulės kalcio. 4 molekulės kalcio. Tai pasižiūrėkite, kuo mes daugiau saldumynai, vaikam gimtadieniai, nauji metai, mes kitokių žaisliukų ar kažkokių tai pramogų nesugalvojom, tai yra saldainiai, pyragaičiai, visi kiti. Ir šiandien vaikai su pieniniais dantim jau nesveikais. O jau žmonės, būdami 50-60 metų, sveikų dantų išvis nebeturi. Taip. Einam toliau, kadangi mes baigiam ties maistu ir aš noriu tą pasakyti, kad šiandien dieną yra nauji žymėjimai. Tai yra pačių, turbūt, pačių kenksmingiausių produktų, kokie tai gali būti. Ir tiesiog tą norėčiau net, kad atsimint ir matyti, tai yra bioenergija. Šitą deda taip į visas, į sausus pusryčius, į bandeles, į daug kepinių. Toliau yra mūsų varlytė, tai yra bananai, mūsų obuoliukas, avokadai, visi kiti. Taip, patys pirmieji pradėjo naudoti
šokolado, saldainių gamyboje, tai yra rūta, šlakė, duodantys šokoladui blizgesį ir standumą. Nu ir aišku, šitas visas geras yra augimo fazė, augimo laikotarpį yra kaip sakyti, tai yra tarsi suskiepijamas augalas, yra įskiepijamas. Taip, panašiai yra skiepijama ir pramoniniu būdu auginamos žuvys. Ir tai sako, mes norim sveikatos, bet šitos visos prekės tikrai nėra su tokiais ženklais ir pas mus nėra auginamos pas ūkininkus. Pas privatininkus, pas ūkininkus, tie, kurie gamina duoną, duonos produktus, mėsos produktus tikrai nėra. Mes einam, perkam į prekybos tinklus. Tai ir vėl taip, kaip kad iš dangaus mus pučia naikina, taip mes lygiai taip pat, eidami į prekybos tinklus, pirkdami, net nežiūrėdami etiketėse, tarp kitko, šitas ir yra majonezuose, Hellmann's majonezas, yra Suslavičiaus padažai, yra kituose padažuose. Ir mes palaikom tuos, kurie šitą visą gamina į mus nuodė. Tai, kaip sakau, tas laikas, kada mes buvom uždaryti ir mums neleido be galimybių paso, be kaukių užeiti į parduotuvę, mes turėjom pirmą išmokti pamoką, kad ateis tas laikas, kada mes iš tikrųjų be sakykime, kažkokio tai QR kodų, mes neeisim į parduotuvę. Mes turim šiandien dienai būti jau suradę gamintoje šviežios mėsos, kiaušinių, duonos, kitų produktų pas savo vietinį ūkininką, kuris į maistą nededa. Visiškai yra nematomas plika akim, uoslė neužuodžiamas, tai yra palmių aliejus. Palmių aliejus dedamas visur, tai yra tas aliejus, kuris uždaro mūsų ląstelę. Palmių aliejus, iš kurio yra gaminami visi pieno produktai. Ir jeigu mes pasižiūrėm, karvių bandos Lietuvoje mažėjančios, bet pieno produktų asortimentas nemažėja nei kiek. Ir varškės skonis tą, kurį tu valgė kažkada su malonumu, šiandien tu kitą varškę nusipirkus, tu kramtai kaip kramtomą gumą, jinai gana sunkiai susikramto. Tai tiesiog ateina momentas, jeigu dar mes tos pamokos neišmokim, tai šiandien dienai, nuo šiandien reikia pradėti ieškoti, pas ką mes pirksim pieną, pas kokį ūkininkai patys gaminsimės pieno produktus, pas ką mes pirksim paukštieną, kiaušinius, pas ką mes pirksim duoną, kad nereiktų eiti į prekybos tinklus ir nepalaikyti tuos, kurie mus naikina, kurie mus tiesiog ligoniais daro. Taip, susilpnėjimo požymiai. Tai yra pirmas požymis ir pats pagrindinis, tai yra, kada mes per metus sergam peršalimo ligom arba iššauka herpiai, ar slogos, ar gerklės atsiranda 4-6 kartus. Tai yra sezoninis ruduo, prieš naujus metus, po naujų metų, arba netgi tas rudeninis susirgimas tiesiog baigėsi lygi birželio mėnesio. Tai kaip mes rudeninį susirgimą padarome ir baigiam birželio mėnesį, tai aš visą laiką pasakau, mes neišmokom ir nepadarėm namų darbų. Ta, ką reikėjo daryti rugpjūčio, rugsėjo mėnesis. Tai yra naikinam parazitus, praeitos temos mūsų buvo tema, mes aktyvinam inkstus, nes inkstai, toksinų išvedimas per inkstus vyksta. Tai reiškia, mes šitos du etapus mes tiesiog praleidom. Tai sušalom, nušalom, sušlapom kojas, mūsų peršalimo ligos atsispindi, kada yra mūsų nepamaitinti, nepavalyti, neatvesti į darbinę padėtį inkstai. Toliau, herpio virusas tai yra kaip pirmas ženklas, kad imuninė sistema yra silpna. Ir kas svarbiausia, kad aš testuoju su biorezonansu, mes matom 3, 4, 5, 6 herpio virusai. Ir
grįžtant į mūsų koronos viruso pradžią, kada žmonės vieni sirgo labai sunkiai koronos virusai ir išliekamieji reiškiniai pasiliko gana ilgą laiko tarpą, netgi metų laiko. Kitiem reikėjo ir dirbtinio kvėpavimo, tiek jau ten nereikėjo, kiek psichologiškai baimė mus tiesiog spaudė ir mums atrodė, kad jau mes viskas, jau mes miršim, jeigu ten vamsdelį neįleis. Ir pas mumis susigyvenęs herpio virusas, kurį mes turim ten 3, 4, 5 rūšių, priešinosi tam virusui, kurį mes įkvėpėm. Ir va šitie du virusai viduj susipešdami, neužleisdamas naujam virusui vietos, herpio virusas davė sunkų koronos viruso susirgimą. Tikslas yra mažinti virusus mūsų organizme. Tikslas sumažinti. Mes sumažinimą darysim 1-2 herpio virusus, tikrai tų koronos virusų ar SARS, MARS, ar šiandien dienai dar yra omikronas, ten pagerinta forma, nebus baisus, nes tikrai imuninė sistema gana sėkmingai susitvarkys. Toliau dažnos chroniškų lygų recidyvai. Chroniškos lygos tai yra uždegimai, gali būti sąnarių uždegimai, gali būti nugaros skausmai, trišakaunervos skausmas ar kažkokie tai kiti. Padidėjęs nuovargis. Taip, nuovargį šiandien dienai jaučia netgi ir jauni žmonės. Tai yra viską nurašoma dideliu krūviu, neišsimiegojimų, ar kažko tai, sakykime, kelionių netgi, tai nuovargių žmogus neturi jausti, jeigu yra sveikas organizmas. Jau negali būti, jeigu nuovargis, jau reikia ieškoti, žiūrėti pirmiausiai, kas yra, ko mūsų organizmui trūksta. Nes nuovargis tai yra pirmas laiptelis ėjimas į autoimuninės ligas, ėjimas į onkologiją, į sėtinę skleroziją. Aišku, pirmalaikį išėjimą iš šios žemės. Taip. Silpnumas, vangumas. Taip, daug kas šitą jaučia ir kai sako, tiesiog keliuosi iš lovos tai, kad reikia keltis, žadintuvą užsistatau 15-20 minučių anksčiau, nes sunkiai išlipu iš lovos ir tas reikia vakarė indus susiplauti, neplausiu, viens nuo kito galbūt stumdom, kuris dabar indus suplausti, arba grafiką statomės, kuriam šiandien neįlė valyti. Alerginės lygos, alerginės slogos, tai yra alergija pirmas ženklas silpnos imuninės sistemos. Tai kaip mes galim pakelti savo imunitetą? Tai ir praeitą kartą mes tiesiog kalbėjom ir aš daug skyriau žarnynų. Tai yra pagrindas, mūsų žarnynas. Imuninės sistemos pagrindas yra mūsų žarnynas. Nes jeigu mes norim numest svorį, išspręsti kažkokias tai kitas ligas, kurios yra tiek aukštas kraujo spaudimas, tiek cholesterolis, tiek kojų patinimai ar kepenų problemos, tol, kol nesutvarkysi žarnyną, kol nesutvarkysi limfinę sistemą, apie svorio numetimą, apie sąnarių problemas, apie aukštų kraujo spaudimą, kalbos net negali būti. Žarnynas tai yra pagrindas. Ir žarnynui pats geriausias maistas ateinantis, tai yra rauginti kopūstai, tai yra pagrindas. Tai yra visi rauginti produktai, kokie bebūtų. Jeigu mes ir tręšiam, ir nitratų yra rūgimo procese, šitie nitratai, kuriais buvo patirštos tom cheminiam medžiagom, ne vien tik tai mėšlo, jūs tiesiog išrūksta, jūs tiesiog pranyksta. Tai yra palaiko žarnyno gerą mikroflorą ir mes gaunam natūralius visą grupę vitamino B, visą grupę. Vitaminai, mineralai, ypatingai, kai sako, jeigu mes norim turėti stiprią imuninę sistemą, tai į mūsų organizmą turi papulti rūgščių produktų. Tai negi tai, kai sako, mes nuėjom į vaistinę, nusipirkom, akcija buvo pigaus vitamino C. Jis
mums naudos mūsų organizmui neduos, todėl kad jis dar pirmiausiai kristalizuosis į oksilatinius akmenis, kas gali būti inkstuose, bet tas rūgštumas parūgštys mūsų organizmą. Tai vėl rūgščioji terpė, ten kur yra rūgšto, tai nėra palanki terpė daugytis parazitai. Parazitai nemėgsta rūgštumą. Tai toliau, ką mes galim savo padėti imuniniai sistemai, iš to, ką mes kiekvieną dieną ant savo stalo galime matyti. Tai yra pats pagrindinis yra česnakas ir svogūnas. Tai yra mūsų lietuviški česnakai ir svogūnai yra patys geriausi, pasakysiu. Ir tiesiog mes turim nusipirkt, paremti savus ūkininkus arba patys saugytis. Jeigu mes nuėjom į parduotuvę ir vėl į prekybos tinklą, kurį mes maitinam savo nežinojimu ir savęs tiesiog vedimo į ligas, nuperkam česnaką arba svogūną. Paimkit, pasaugykit, ar jis išdirs. Nei česnakas, nei svogūnas parduotuvės, prekybos tinkluose, supermarketuose pirktas neišdirs, nes jis visas yra išmarkytas formaldehide. Išmarkytas česnakas, svogūnas, morka plauta formaldehide, pasilikęs skonis ir kvapas. Maistinių medžiagų ten absoliučiai nieko nebėra, bet jūs dar gaunat tos cheminės medžiagos, kuri užkonservuoja tam, kad svogūnai, česnakai, morkos nevystų, neprarastų svorį. Ir ten tie visokie, kur mišinukai, kur kažką tai savo namuose daro, jis bevertis. Tiek pat, psichologiškai neturėjom ką veikti, užsiėmėm darbą padarė. Viskas, daugiau nieko. Taip, obuoliai, patys vertingiausi obuoliai pas mumis, tai yra saldžiarūgščiai, rudeniniai, antaniniai obuoliai, rauginkim kopūstus, įdėkim obuolį, kaip skanu tas paraugintas obuolys, arba paimkim patys, užsiraukim obuoliai, brokėliai, turėsim ir vitamino B pakankamą kiekį, turėsim ląstelienus, kas yra pagrindas mūsų žarnynui, nebus vidurių užkietėjimų, reiškia, puvimo proceso nebus, bet mes gausim tos rūgšties ir vitamino C pakankamą kiekį, kas aktualu imuniniai sistemai. Toliau, bičių duonelė, bičių pienelis, bičių medus. Vėl sakyčiau, tai yra be galo vertingi produktai ir bičių medus yra turėtų būti vartojamas kiekvieną dieną vietoj cukraus, ir pyragus kepamas ir viskas. Bet vėl mes reikia nepamiršti, ką ant mūsų galvų purškia. Lygiai tas pats, tie patys sunkieji metalai, tos pačios cheminės medžiagos, kurios išpurškiamos su chemtrailis, jos lygiai taip pat bus koncentruotam pavidale, tam medui, bičių duoneliai ir bičių pieneliai. Ar kas matė paskutiniai, šie metai gamtoje kamanė bitė? Tai yra vieni iš jautriausių vabzdžių, kurie reaguoja į šitas cheminės medžiagas, kurie išpurškia. Jų nebeliko, kamanė. Tai čia turbūt vienetą, tai reikia džiaugtis. Ir tiesiog saugot, kad viskas jų nebėra. Vokiečiai jau senai, sakykime, prieš kokius gal 3-4 metus jau šokė, kad medaus nebėra. Ir aš kada būdavau važiuoju į Vokietiją, tai manęs prašydavo atvežti medaus. Šiandien dienai aš medaus net neperku. Aš medaus nusipirkus prieš 3 metus, prieš koronos virusus, kada šitų chemtrailių buvo mažai, jų purškė mažai. Tai nusipirkus aš turiu 2 kibirus. Tai galvoju, kiek aš dabar tuos 2 kibirus valgysiu, ten, sakykime, į stuokelius susipiršius, viskas, aš nepirksiu daugiau, todėl kad aš nuperku nuodų gabalą. Aišku, reikia tą ūkininką palaikyti, tą bitininką reikia palaikyti, bet tiesiog tą reikia irgi galvoti, sverti, kas yra geriau. Imbieras. Vėl, jeigu mes perkam prekybos tinkluose imbieras, taip kaip česnakas, tai tam imbierai, tikrai yra mažai naudos. Skonis, kvapas, įtikėjimas. Toliau, ežuoliai.
Ežuolį mes galime auginti ir savo namuose, ir arbatas pasidaryti, ir lapelius į salotas dėtis. Ežuoliai be galo yra vertingas augalas, bet jis yra imunomodeliatorius. Ir lygiai taip mūsų kompanijoje yra keletą produktų imunomodeliatorių. Ir su imunomodeliatoriais reikėtų, sakyčiau, gana atsargiai. Taip, tai yra nuostabus produktas, aš apie jį trupučiuką daugiau apsistosiu, kaip mūsų produktus pristatinėsiu, bet kad negrįžta apie imunomodeliatorius, tai pasakau tai, kad imunomodeliatorius reikia vartoti tada, kada yra mūsų pikas imuninės sistemos, kada mes geriausiai jaučiamės, kada mes esam, paėmėm, pratestam ir pas mus visi organai, visos sistemos dirba kaip laikrodukas, viskas idealu. Mes pagerkim mėnesį, 2 mėnesius imunomodeliatorius. Tai imunomodeliatorius tarsi užkonservuoja, užfiksuoja tą imuninės sistemos būseną. Viskas ją užkonservavo pakilėjime, pačioj geriausioj savijautoj. Ir tada, kada mes susirgom, pavyzdžiui, mano atveju, sakykime, tas jaučiasi, aš tada galiu vartoti imunomodeliatorių. Tai ežuoliai, ten jų bus daugiau, kiti dar produktai. Bet kada mes turėjom, sakykime, tokią žemiau nei vidutinę imuninę sistemą, ir šitokiu atveju rudens mes pradedam gert ežuolį ar kitą kažkurį tai produktą imunomodeliatorių, jis užfiksuos tą savijautą, tą būseną, kurioje jūs esat, sakykime, toj žemiausioje stadijoje, jūs užfiksuos 3, 4, 5 metam. Išvesti iš tos būsenos yra be galo sunku. Aš tą kalbu iš savo patirties. Taip, kad su imunomodeliatoriai yra nuostabus produktai, labai geri, bet juos tiesiog reikėjo juos vartoti, kada nesergam ir kada labai gerai mes jaučiamės. Kada susirgom, kad primint, kaip mes buvom, mes greičiau pasveiktume, toj būsenų, kada mes gerai jautėmės, tai yra būtina. Bet jeigu mes neužfiksavom savo būsenus labai geroj padėty ir susirgę vartoti imunomodeliatorių, tai tiesiog pjovimas pačio, sakykime, sėdinčio ant medžio šakos pjovimas. Pupelės soja. Labai vertingos yra baltos pupelės, tai tiesiog vėl ir sojos pupelės iš vis moteriam. Šiaip pupelės rekomenduotina daugiau valgyti pirmą dienos pusę. Ir jeigu pas mus yra trupučiuką problemų su inkstais, tai pupelės, jeigu valgysim antrą dienos pusę ir į vakarą, paskatys inkstuose akmenų susidarymą. Taip, kad pupelė koloringa, maistinga, labai naudinga, bet ją reikia pirmoji dienos pusėje valgyti. Sriubos, troškiniai ir visi kiti rauginti agurkai, pomidorai. Aišku, čia rauginam agurkus, pomidorus, mes įdėkim moliūgas. Kaip skanu paraugintas moliūgas, 3-4 dienų pasaka. Lygiai taip pat rauginkim brokelius, rauginkim kitas daržoves, obuolius parauginkim. Labai skanu. Brokeliai, brokoliai, juodieji ridikai. Visi imuninę sistemą stiprina, įkelia. Tas, kas turi karstelėjusį skonį, tai ypatingai juodasis ridikas, kada mes turim juodąjį ridiką, mes galim skaptuoti juodą ridiką su medum sumaišyti. Labai geras dalykas. Prie gerklės, šitokiu atveju, prie slogos, vaistas numeris 1. Agrastai, svarainiai. Taip, tiek agrastas, tiek svarainis turi rūgštų skonį. Agrastas pliusas yra tai, kad agrastai yra stambokos sėklos, tai yra šluotražis mūsų žarnynų. Nevirkim agrastų uogienės, bet mes pasišaldykim arba kiek galima valgykim vasaros laikotarpiu, kada jisai sunokęs žalias. Aišku, kada jeigu mes jų turim daugiau, mes vartokim jį į virtą. Taip, neišmesti, bet tiek kiek galima žalių valgyti. Toliau, šviežias pienas ir paskos. Be galo čia yra prieštaringos kalbos ir vėl grįžtu prie to, kad šviežias pienas yra pats naudingiausias. Tol, kol jis yra termiškai neapdorotas, kol jis nepraėjo pieno perdirbimo įmonėje tą spinduliuotę,
tol, kol jis yra nekaitytas, neužkaitytas. Pats vertingiausias pienas šiltas, kada mes pamelžom ir po pamelžimo maždaug 2-3 valandas mes iš pieno gaunam viską, tas, kas yra reikalinga. Pienas tas, kuris yra šiandien prekybos tinkluose, taip jis pagrindai yra padarytas iš palmių aliejaus. Kai sako, šiandien technologus, maisto pramoniai mokina ne kaip iš pieno padaryti pieno produktus, bet kaip iš palmių aliejaus padaryti pieno produktus. Tai tiesiog užkonservuoja mūsų ląsteles, ant ląstelės susideda toks kaip apvalkalas, apykaitos nebėra ir mes tiesiog ląstelės pūva iš vidaus pasokos. Taip mes kada sūrį darėm, išrūgos arba sviestą mušėm, tai yra vienas iš vertingiausių produktų, tai yra mūsų žarnyne. Toliau mes turim špinatai, melionai, krienai. Taip mes galim valgyti kaip salotas ir kaip, sakykime, į troškinius papildomai dėti. Krienai tai taip kaip pagardas papildomai prie kažkur tai deda. Čiobrelis, getekliai, rozmarinas. Irgi prieskoninės, reikėtų pasidžiovinti, jas visur naudoti arbatas, daryti viską. Rupiai malti grūdai, tešlos gaminiai. Čia turime minty pilno grūdo miltus. Ne tuos, kurie išbalinti yra. Ir tai yra ruginė duona, tai yra iš pilno grūdo miltų padaryti makaronai ar kažkokie kiti gaminiai, pyragai, neišbalinto grūdo. Nes vitaminų didžiausias kiekis tai yra grūdo luobeliai. Toliau yra vaistažolių arbatos. Taip ir ramunėlės, ir melisa, ir jonažolė, ir kiaulpienės, ir serbentų lapai, vynuogių lapai, viską mes galim. Po biškutį pelynas, bitkrėsliai, tiesiog viską galim. Taip, pagrindas yra imuniniai sistemai stipri, tai yra vitaminas C, D ir cinkas. Aišku, vitaminas D be vitamino K2 neįsisavys, vitaminas C lygiai taip pat turi turėti, kai sako, savo kompanioną, bet čia tiesiog jie yra taip pat pagrindiniai. Taip. Sveika tauta, sveiki palikuoniais, sveiki vaikai, sveiki anūkai, viskas priklauso nuo mūsų pačių supratimo. Kaip mes, kokį mes gyvenimo būdą gyvenom, ant kiek mes savo organizmą palaikėm stiprų, sveiką ir, sakykime, subalansuotą, tokį mes turėsim vaiką. Kaip mes gyvensim ir kaip mes maitinsimės ir kaip mes savo sveikatos profilaktiką užsiminėsim, mes įskiepysim vaiką, jis nuo mažens tą matys, jis kalbėti nekalbės, galbūt, bet jis matys, jis apkartos, instinktas savaime ateina. Taip, kad pas vaikus imunitetas yra įgimtas, kurį gaunam iš mamos, tai yra per placentą, per kraujotaką, per tą apytaką, lygiai taip pat vaikas gimimo metu per takus išeidamas gauna ir gerasias bakterijas ir visus kitus dalykus. Ir yra įgytas, kada mes vakcinuojam. Vėl mano apie vakcinas, aš šiandien dienai, jeigu man reikėtų, aš nežinau, aš turbūt piestu stočiausi, kad mano vaiką neskiepytų. Nes taip, vaikai šiandien autistai, kas skiepų. Ir dar svarbiausias yra turbūt tai, kad šiandien, kiek mes maitinsim vaiką tėvą. Nes su priešpieniu, su pirmu pienu vaikas gauna viską tas, kas yra reikalinga imuniniai sistemai, būtent žarnynas. Imuninė sistema tai yra mūsų žarnynas. Taip, toliau. Taip, imuniteto stiprinimas. Tai yra, mes turim gauti ruduo, gausus
vaisiais, uogom, rudeninėm spanguolėm, bruknėm, kas dar nenusipirko, tai pats laikas, tai yra mūsų inkstam ir ypatingai tas, kas turi aukštą kraujo spaudimą, tai yra į dieną 7 spanguolės, į dieną, prieš pietus suvalgytos 7 spanguolės atstoja vaistus, kuriuos jūs nuperkat nuo kraujo spaudimo ir nuo cholesterolio. Pavartojus šitaip maždaug 2-3 mėnesius jūsų kraujotaka susitvarkys. Lygiai taip pat ir brukniai. Taip brukniai yra mūsų inkstai. Ir grybai nepamirštam, einam, grybaujam, judam, imuniniai sistemai pagrindas yra judesys. Tai mes turim 5 riebaluose tirpius vitaminus A, D, E ir K. Mes turim gauti kiekvieną dieną su maistu visą grupę vitaminų B, vitamino C, folio rūgštį, cholinas, kofermentas Q10, amino rūgštys. Mes turim gauti mineralinės medžiagas ir magnis, ir chloras, ir fluoras, ir fosforas, ir geležis, ir cinkas, selenas, varis, molibdenas, jodas, kobaltas, chromas, silicis, kalis, kalcis, natris, mangas. Natris tai yra pagrindinis mikroelementas, kaip laidininkas, kaip laidas prabėgatas manganas. Manganas yra interląstelinis elementas, kurio dėka vyksta augimas, atsinaujinimas organų. Nu ir visą, sakykime, organizmo palaikymą, aišku, kai sako, tiesiog per užimtumą mes galbūt tikrai ne visi turim tuos kaimus, ne visi turim savų daržus, ne visi turim galimybę galbūt kažką tai savo auginti. Kitas dalykas, vėl galvom, nu, taip, pas ūkininką nueisim, ten yra brangiau, parduotuviai nueisim, ten bus pigiau, ten bus akcijos, ten dar kažkas nebus. Bet mes turim, jeigu mes gyvenam parduotuvėje ir tos prekybos tinklu ir galvojam, kad, sakykime, nutaupom ant maisto, netaupykim ant maisto papildų. Tikrai šiandien dienai yra RSA kompanijos produktai, tai yra išskirtiniai produktai. Tai yra produktai paimti iš gamtos, tai yra produktai, kurie gausa yra didelį, pasirinkti mes galim. Tai yra koncentruotos gydomosios dozės, kiekis koncentruotas. Kapsulė yra tikrai ta, ką kitose kompanijose pirksit, čia viena kapsulė, ten kitose kompanijose bus 3-4 kapsulėse tas miligramų kiekis. Ir aš šiandien dienai tiesiog džiaugiuosi, kad aš turėjau galimybę prisiliesti, susipažinti ir turiu galimybę šiandien dienai vartoti šitos produktų. Asortimentas didelis, aš metai laiko kompanijoje, taip atoksėjau mėnesis, metai laiko kompanijoje. Aš dar visų produktų neišragavau, aš dar visų produktų neišbandžiau, bet aš tiesiog noriu išbandyti, kurį aš išbandau, aš tiesiog savo klientui parekomenduoju, tas mane taip veikia, tas mane taip veikia. Aišku, aš niekada savęs nebuvau tai, kad aš apleidau, aš visą laiką save daugiau mažiau prižiūrėjau ir aš žinojau, kad ką aš į save įdėsiu, ką aš į save investuosiu ir sutaupysiu. Man nereikės pas gydytojus eis, man nereikės vaistų pirkti ir aš kažkuo tai kitu, sakykime, galėsiu pasinaudoti tuos sutaupytus pinigus. Aš tiesiog atsisėsiu, nes tikrai turbūt viena kompanija, kurios aš nesistengiau išmokti atmintinai, kuris produktas nuo ko. Aš visą laiką su savim turiu špargalkę. Ir šiandien dienai pirmą vietą, rudeninis laikas, aš skiriu, tai yra ciberžolė su imbieru. Šitas produktas yra skirtas tiek rudeniui, tiek pavasariui, ypatingai kada yra žmonės sergantys astma, rudenį peršalimas, gripas, kada yra užkimimas ir vietoj to, kad mes vartotume kažkokius vaistus skystinančius ir atsikosėjimą, taip, tai yra imbieras su ciberžole skatina atsikosėjimą. Stiprina atmintį, ypatingai tai yra mums svarbu, nes atmintis tai yra viskas. Veiksmingas odos žaizdų gijimui, tai yra ar įsipjovim, ar kažkokias kitokias problemas turim. Pašalina
plaukų trapumą, plaukų slinkimą stabdo. Stiprus antioksidantas, pašalina iš organizmo toksinus, stiprina kepenis, ypatingai tie, kurie serga gelta arba tie, kurie prasirgo gelta, tai greičiau atsistatys kepenų audinys. Sergantys cukriniu diabetu, ypatingai akcentuojame antrų tipų cukrinis diabetas. Visų toksinų surinkėjas, iš limfinės sistemos toksinų surinkėjas, iš žarnyno toksinų surinkėjas, negyvų parazitų žarnyno išvedimas, peristaltikos gerintojas, tai yra žaizdelių prie opos, opalygių, vidurių užkietėjimo atveju, tai yra gysločio ekstraktas. Mes galim duoti ir vaikam mes galim duoti mažesnės dozes, mes galim duoti vaikų nuo metų laikų. Išardėm kapsulytę, padalinom tą kapsulytę į 3-4 dalis ir duodam, kas maitina vaiką, jeigu tai yra vaiko problemos, tiesiog savo ant spenio užbarstėm ir vaikas gana sėkmingai su motinos pienu pajaus. Taip, kas dar nesuspėjot, kas dar nepadarėt antiparazitinės programas ir nenaudojot, nevalyt savo organizmą ir galvot, kad to nereikia, tai aš tiesiog rekomenduoju juodgrūdžių aliejų su propoliu. Tai yra, šitas maisto papildas reikalingas sergantiems širdies ir kraujotakos ligom. Tai yra profilaktikai arba sergant, gydantis, spindulius arba chemiją leidžiantis sergantiems vėžiu, šalina ausų uždegimą, galvos skausmą. Taip, galvos skausmas, kada yra nebegauna kraujo smegenys. Vėl tai yra limfos problema, limfa užspaudžia kraujagyslės, negauna smegenys kraujo su deguonim, tiek kiek reikalinga. Sumažina kosulio, peršalimą, sergant odos ligom, kada yra žvynelinė, sausėjimas, sausa oda, pleiskanojanti oda, antivirusiniai, antibakterininiai savybė, žarnyno veiklos optimizavimas, svorio metimas, apsaugo nuo nutukimo. Tai nutukimas tai yra, mūsų vėl pasikartoju, tai yra neišvalyta limfinė sistema. Išvalysim limfinę sistemą, svoris krenta. Tikrai yra, aš pati ant savęs ir galiu džiaugtis, aš savo 2 mėnesį pastebiu, tiesiog, kaip pasakyti, žmogus keičiasi, net gražu žiūrėti. Gal kitų nepastebėjau, bet ras atsistus, pasirodys, jūs pamatysit, ant kiek yra ir kūnas sutvirtėjęs, visai kitaip atrodo žmogus. Mažina cholesterolio kiekį kraujyje, mažina cukraus kiekį kraujyje, smegenų veiklos stimuliavimas nuo nemigos ir depresijos. Taip, ir pagrindinis produktas žarnyno mikroflorai, pagerint maisto medžiagų įsisavimą, tų pačių maisto papildų mes galim pilt maisto papildus. Jeigu nebus gera žarnyno mikrobioma, tai yra gerųjų bakterijų, mes turim nuostabų maisto papildą, kuris tikrai mus neapsunkina, bet einant miegoti išgerti 1 kapsulę gerųjų žarnyno bakterijų. Vėl lygiai taip pat mes jas galim panaudoti šaltį ir vaikam duoti, mažesnį kiekį. Toliau, sekantis mūsų maisto papildų 4, 1 vieta, peršalimo ligos ir šiandien dienai tai yra užima čiobrelis, sergant peršalimo ligoms, bronchitui, pneumonija, astma. Taip, mes galim ir pavasarį, ir rudenį pavartoti. Stiprina kaulų sistemą, ypač vaikam augimo laikotarpiu. Ir vaikų šiandien dienai paaugliukai, vaikai gali būti 1-klasiai, darželinukai, yra skundžiasi kojų skausmu. Prieš gal kokius 5-6 metus man teko susidurt, Kauno klinikose atsigulį jauna mergaitė, kažkokia 14-15 metų, sutrūko šonkauliai. Tai yra, kada auga kaulai ir trūkumas kalcio, tai yra trupėjimas gaunasi audinių. Tai vėl kalcio šaltinis lygiai taip pat ir moterim, kada yra menopauzė. Apie šitą turbūt reiktų kada nors menopauzę atskirą temą padaryti. Kas tai yra menopauzė?
Jeigu mes visą gyvenimą, lygi 50 metų, apleidę buvom žarnyną, apleidę limfinę sistemą, tai šitie toksinai menopauzės laikotarpį, mūsų užtingėtą laikotarpį, mums duoda tuos neigiamus reiškinius. Jeigu mes būtume valę limfinę sistemą ir nebūtum leidę prisikaupti, kaip podui prikepusiam nuo kažkokio tai maisto prisikaupti mūsų organizmą, menopauzės reiškinių mes neturėtume. Toliau gerina kraujotaką, mažina spaudimą, ypatingai kada yra vyresnio amžiaus žmonės, veikia virškinimo sistemos darbą, mažina vidurių užkietėjimą. Vidurių užkietėjimas atsiranda, tai yra storojo žarnyno nebuvimas peristaltikos. Storajam žarnyne yra puvimo procesas, trūkumas gerųjų bakterijų, neišvalytas žarnynas ir yra parazitų vystymosi stadijose, yra ir žuvusių, mirusių parazitų ir yra pakankamai daug išmatų parazitų. Toliau yra kontroliuoja svorį, spartina medžiagų apykaitą, kada yra skrandžio skausmai, rėmuo tai yra ir opalikės dalis. Taip turi antibakterinį poveikį. Mes turim čiobrelį ir skystam pavidale, ir mes turim čiobrelį kapsulę. Taip skystam pavidale mes galim vartoti ir kaip arbatas, ir mes galim lygiai taip pat ir į vandenį pilt, mes galim skystam pavidale daugiau vaikam duoti. Kapsulėmis yra daugiau, sakykime, sausam pavidale praryjimas. Taip, toliau mes turim nuostabų produktą, tai yra juodo šeivamedžio kapsulės. Išskirtinė sudėtis tai yra šeivamedis, erškėtrožė, ežuoliai, vynuogių sėklos ir cinkas. Čia dominuoja keli augalai juodos spalvos. Taip. Tai yra šitam produkte, reiktų pasakyti, tai yra kofermentas Q10, tai yra mūsų energija, mūsų širdies veiklos darbo gerintas. Kofermentas Q10 pagerina deguonies įsiurbimą, ypatingai kada mes turim daug išsigimusių ląstelių arba vėžinių susirgimų, tai kofermentas Q10 stabdo nesveikų ląstelių dauginimąsi, profilaktiką onkologijos metu. Taip, tai yra ir aišku mikroelementas cinkas. Mikroelementas cinkas tai yra pagrindinis mikroelementas, kuris stabdo parazitų dauginimąsi. Užkertas parazitų dauginimas. Gausu vitaminų A, B, C, folio rūgšties, magnio, kalio, ypatingai geležis, kam yra mažiakraujystė, kam yra širdies permušimai, kadangi įeina 4 skirtingi augalai, tai yra ląstelienos skaidulų šaltinis, tai yra žarnynui labai naudinga, gydo nuo hemorojaus, nes taip, viskas, kas yra susijęs su kraujotaka, kas valo kraujotaką, kas minkština kraujotakos sieneles, tas lygiai taip pat turi poveikį ir venų išsiplėtimui, jis turi teigiamą poveikį ir hemorojui. Prie hemorojaus odos vėžio padidina maitinančioms motinoms, pieno, laktacija tą padeda, ypatingai, sakykime, tai aktualu, kurio tiesiog trūksta vaikam pieno ir vietoj to, kad gamint kažkokius tai mišinukus, kai sako, mišinukas pats geriausias, tai yra mano krūtis vaikui. Švelniai valantis šlapumą, užkerta šlapumo takų infekcijas, uždegiminius procesus, neleidžia kauptis infekcijoms šlapimo takuose, kraujyje, valo toksinus iš organizmų, atkuria ląstelių struktūrą. Tai yra vėl be galo aktualu, kada mes esam ar antibiotikus esam panaudoję, arba mes kažkokią tai radiacijos didesnį kiekį gavę, ar kažką tai tokio kito, tiesiog kažkur tai susidurti, tai iškreipta ląstelių dauginimas, atkūrimas. Ir nuostabus produktas vitaminas C, tai yra natūralus vitaminas C, kas turėtų būti mūsų namuose ir vėl vitaminas C, tai yra aukštos kokybės, neleidžia mums
pasikartosiu, kauptis, gamintis organizme oksilatiniam akmeniui. Oksilatiniai akmenys iš mūsų organizmo yra neišvalomi. Toliau mes turim kelis produktus, kaip aš minėjau, imunomodeliatorius, tai yra ežuoliai ir bičių pikis imunomodeliatoriai. Taip, ežuoliai naudojama prie infekcijų, karščiavimų, žaizdų, nudegimų gijimui, skrandžio, galvos skausmų malšinimui, kosulio, vabzdžių įkandimas po apsinuodimų, turi priešuždegiminį antivirusinį poveikį, viršutinių kvėpavimo takų infekcijos profilaktiką ir gydymą padidina limfocitų apykaitą. Mums limfocitai, prisimenu, kad yra reikalingi ypatingai T formos, kurie tarsi sekliai ieškantys, kas ten, kur ten pas mumis papuolė, kažkas tai yra svetimo negero, kad galėtų duoti B grupės limfocitai, kurie galėtų gaminti tą, sakykime, medžiagą, kurią galėtų nukenksminti. Antivirusinis aktyvumas koronos virusui, MARS, SARS ir lygiai taip pat šiandien dienai tam ateinančiam omikronui, naikina lygų sukėlėjus, veikdamas fagocidus. Fagocitai tai yra tos ląstelės kileriai, kurie sunaikina ląstelės, virusinės ląstelės membraną žymūną. Sergant peršalimu, gripu, slopina virusų dauginimas. Tai yra be galo svarbu, kad nesidaugintų į mūsų organizmą. Taip, imuninė sistema stiprina spiruliną. Tai yra nuostabus produktas, surišantis ir sunkiuosius metalus. Tai yra visa Mendelėjevo lentelė, mes gauname visas maistinės medžiagas. Ypatingai žmogaus organizmas yra sudarytas iš amino rūgščių. Ir mums visos amino rūgštys yra reikalingos, mes tą turim spiruliną. Toliau yra nuostabus produktas bičių pikas, tai yra natūrus antibiotikas, jį galim naudoti ir į nosiaryklę įlašinant, kaip nosies lašelis. Aišku, aš nebandžiau, negaliu pasakyti, bet aš manau, kad tikrai vandeninis tirpalas mes tą galim padaryti. Laringitas, faringitas, ausų uždegimas, sinusitai, naudojant burnos kaip skalavimo priemonę, įlašinant į vandenį, kada yra padidėjus jautrumas burnos gleiviniais, arba uždegimas, arba mes implantus statymės, ar sakykime, kažkokia tai kita infekcija. Netgi tai galima ne tik tai įskalauti, bet aš netgi sakyčiau, vandeninis galima netgi ir tas pačias dantenas sutept pačiu koncentrato, net neskiedžiant. Prieš karis stomatitą naikina blogą burnos kvapą. Blogas burnos kvapas tai yra tos pačios bakterijos, kas mūsų burnoj dauginasi. Stiprina plaukus, galima dėti į šampūnus, įlašinant į šampūną, galvą plaunant arba į balzamus, tai yra užkirsti odos plėskanojimą, mažina žarnyno ir skrandžio uždegimą, tai yra puikia priemonė prie opaligės, erozijos, ypatingai kada mes daug vartojam cheminių vaistų ir yra žmonės, kurie ateina po 6-7 tabletės spragiantis, tai užkirstom cheminiam tabletėm, kurias įdėjom į savo organizmą. Ji prisiliesdama prie mūsų žarnų ir skrandžio sienelės, ten daro eroziją. Tai va, užkirs kelią tą erozijai, tai panaudokim bičių piklį. Gydo grybelinės infekcijas, stabdo mikrobų, bakterijų dauginimąsi, pagreitina žaizdų gijimą, netgi galima dėtis su vilgi tamponėlį ant žaizdų, kurie yra opų virškinimo trakte, ką aš jau pasikartoju, naikina žarnyno parazitus, kirmėles, tai yra tarsi palerižuoja parazitą. Ir stabdo navikų vystymą sergant žarnyno vėžiu. Nu taip, vėžys, onkologija yra, kai sakom, tarsi nuosprendis pasakytas. Bet tai vėl, kadangi jeigu mes save nemylėjom ir nedaleidom, tai netgi pagalvot, kad jeigu grybas sukirmyja, aš negaliu turėti parazitų. Tai vat parazitų gyvenimas, kuo mes jų daugiau savyje. Tai mes einam, mažai žingsneliais lipam į onkologiją. Antiparazitinis profilaktikos jos tiesiog yra būtinas. Ir nuo tuberkuliozės tai yra produktas užkertantis
kelią susirgti tuberkuliozę, kada yra šeimoje sergančių arba neseinam į visuomenę ir netgi tai, kad galima tiesiog nosiaryklę pasivalyti propoliu. Nes ant nosies plaukeliai, taip, tai ir čia tarsi gaudykla tam virusui. Ir nuostabi, kurią aš mėgstu, tai kava 3-1. Kava 3-1, čia yra reiši grybas ir yra moringa. Moringa, taip? Moringa. Nes net ir su abiejų jau kavų aš ją taip mėgstu. Taip, toliau yra, kuo toliau, tuo man daugiau kiekvienas produktas labiau patinka, mes turim nuostabų produktą moringą. Suriša laisvuosius radikalus, tai yra atėjęs iš rytų medicinos, vienas iš seniausių augalų ir vienas iš veiksmingiausių, iš vis, sakykime, rytų medicinoje augalas. Tai yra naudojamas peršalimų, toksinų, iš organizmų išvedimui, prie diabetų, mažina cukraus kiekį kraujyje, apsaugo nuo vėžio, pašalina cholesterolių perteklių, prieš uždegiminis poveikis mažinamas, skausmą mažina, skatina žaizdų, nudegimų gijimą, natūralus antiseptikas, gerina regėjimą, daug vitamino A. Tai yra augalas, vienas iš labiausiai koncentruotą vitamino A kiekį turi, netgi kelis kartus daugiau nei morka. Prie Alzheimerių, Parkinsono ligų. Aišku, šitą produktą lygiai taip pat reikėtų vartoti, kas turi glaukomos, kataraktai, silpnaregystė, toliaregystė. Tiesiog tai yra vėlgi ne vieną mėnesį reiktų pagerti, jeigu tas problemas turim mažiausiai lygi 3-4 mėnesius. Stiprina atmintį, neleidžia vystytis demencijai, neleidžia vystytis inkstų nepakankamumą, mažina skrandžio rūgštingumą, apsaugo nuo artritų. Taip, mes turim koncentruotą maisto papildą, taip, ir mes lygiai taip pat turim nuostabią moringos arbatą. Moringos arbata geriasi ryte ant tuščio skrandžio. Rekomenduojame ryte ant tuščio skrandžio moringos arbatą gerti. Be galo aš labai mėgstu gauruotoje onkarija. Šitas man augalas yra pažįstamas iš kitos kompanijos, kur jo dėka aš išsprendžiau reumatinių sąnarių problemas. Ir šiandien aš tiesiog galiu pasakyti, kad profilaktikai šitą produktą turėtų kiekvienais metais žmogus nors 2 buteliukus sugerti. Tai yra prieš uždegiminis, kaulų sąnarių skausmą mažintis, kovojantis su gastritu, prieš vėžinis, stabdo piktybinių ląstelių dauginimas, apsaugo širdį, padeda normalizuoti kraujospūdį, apsaugo nuo opos skrandyje, dvylikapirštėje žarnoje. Ypatingai tie, kurie geriam vaistus ir mes pamirštam išgert gerasias bakterijas. Jūs tiesiog turėtų būti kartu prisijungiamas prie gerųjų bakterijų. Organizmo detoksikacija. Nuostabus produktas. Ypatingai labai gerai veikia detoksikuojant, kada mes esam prikaupę daugiau šlapų toksinų, ypatingai sąnariniuose audiniuose ten, kur. Ir kada mes pradedam onkariją vartoti, toksinai tiesiog pabrinksta ir mums gali išaukti skausmą. Tai nereikia nusigąsti ir nereikia pasakyti tai, kad produktas mane netinkamai veikia. Jis veikia tinkamai, norėdamas pašalinti iš mūsų organizmo tuos toksinus, kurie yra susikaupę. Pagerina kepenų veiklos darbą, ypatingai, kada mes prasirgom geltą arba mes daug vartojam kažkokių cheminių vaistų arba tiesiog turim kepenų cirozę, tai yra, jie gali iššaukt kepenų siurbėliukės. Antiparazitinis, šalina parazitus, kurie sukelia alergiją. Peršalimas, virusinės infekcijos, SARS, ausų infekcija, gripas, ginekologiniai susirgimai, įvairios kilmės cistos, tai yra cistos, miomos, lygiai taip pat prie cistinių susirgimų priskiriamas ir vyrų prostatitas,
vyram tiesiog profilaktiškai jau reikėtų nuo prostitutų šiandien dienai duoti esant 30 metų. Nes testuojant jau yra 35 metai, vyrai jau turi prostatitą. Jauniausias pas mane pacientas vaikinukas su prostatitu 18 metų. Toliau fizinis nuovargis, raumenų skausmas, organizmo atsparumas po spinduliniais ir chemijos terapijos vyram, kada potencijos trūkumas, taip, mums reikia toksinus valyti, nes visa lytinė sistema, kaip kylant pradžioje prisimenat, pagrindiniai limfmazgiai yra kirkšniuose. Taip, ir va čia, kada mes prikaupiam daug toksinų, taip, va čia ir užspaudžiam visą lytinę sistemą. Tai lavanda. Lavanda taip yra augalas, kuri ir ramina, ir lavanda augalas, kuri pagerina kvėpavimo sistemą, tai vėl yra atsikosėjimas ir prie asmeninių dalykų, prie peršalimo, kada yra sunkus kosuliai, kosinė, atsikosėjimą, tas ir skreplius trupučiuką praskystins. Taip, toliau, šiandien dienai pirmą vietą turėtų užimti Pro 20. Tai yra produktas, kuris lygiai taip pat yra sudėtimis, tai yra į šitą produktą įeina vitaminas C, seberžolės milteliai, pajūrio pušis, prancūziška pušis ir vynuogių sėklų ekstraktas. Tai yra gana stiprus antioksidantai. Tai turi kvėpavimo žmonėms turintiems kvėpavimo sutrikimus valo plaučius, reguliuoja nervų sistemą, kraujotaką, šalina toksinus prie uždegimų, sergant koronos virusu, lygiai taip pat persirgus, kada yra prarandamas kvapas uoslė, arba sirgimų metu mes jau prarandam kvapą uoslę, tai tiesiog, kad atstatytą kvapą, užuodimą, kaip yra, kai sako, nei skonio, nei kvapo nejaučiu. Tai reikia, jeigu profilaktiškai po 5 mg rytas vakaras mes vartojam, tai čia reikėtų didį 3-4 kartus per dieną, po kelis kartus pavartoti. Padidina uoslę, mažina koronos viruso simptomus, mažina sąnarių, raumenų skausmą, naikina išsigimusias ląsteles, skatina sveikų ląstelių dauginimus. Tai mes turim skystam pavidalį, šitam pavidalį mes galim naudoti ir kaip arbatėlę, ir galim pilti į vandenį, kaip aš įpyliau. Aišku, į vandenį, kada aš įpyliau, geras dalykas, bet vanduo jis turėtų būti, sakykime, kūno temperatūros, maždaug 36-40 laipsnių temperatūros. Tai yra geriau įsisavina, bet vietoj to, kad pliką vandenį gertųsi gert, aišku, aš įpyliau geriau, tada būna su tais sveikatinimo kažkokiais tai papildomais produktais. Bet šiaip tai mes galim duoti ir vaikam. Vaikam ir, sakykime, priklauso nuo kokio tai amžiaus ir koks susirgimų laipsnis yra. Mes turim Pro 20 kapsulėm koncentruotą. Šiuo metu yra puikus produktas ir tiesiog, kas turi inkstų problemas, tai yra nepadaryti namų darbai, kada duoti užkimimas slogos, nugaros skausmas, tai yra mūsų inkstai. Jeigu inkstų nugaros skausmas, nes tai reiškia nosis įgėdė, vėl grįžtu, tai kaip yra barometras, tai yra mūsų išpūkštas ant mūsų galvos, jemtreilų padarinys, ką šiandien jaučiu. Ir jeigu nugaras skambėtų, tai aš pasakyčiau tą, taip, aš nepadariau namų darbus. Ką aš turėjau daryti rugpjūčio mėnesį? Aš padariau namų darbus. Ir yra nuostabus, tai yra didmenų aliejus su čiobreliu. Tai yra stiprus antioksidantų šaltinis, valo toksinus, palaiko kaulų stiprumą, vaikų augimo laikotarpį ypatingai, sakykime, šitą produktą mes galim vartoti ir menopauzės metu, tai yra kaulų masė, kaulų tankį. Prisimenam, tai yra, kada imuninė sistema priklauso, gaminas leukocitai, tai yra šaltinis kaulų čiulpai. Tai mums be galo yra aktualu turėti tvirtą kaulų masę. Dauguma galbūt einam ir yra kažkur tai kažkas tai kviečia kaulų tankį pasimatuoti. Taip, kai sako, pridėjau ten tuos ir mes va čia pamatavom. Va čia mes pamatavom. Viršutinė dalis
pagėrėme kalcio, kitų produktų, pasidengė, va čia įsivaizduokit, kad kaulas pasidengė va šitoj vietoj kalcis, čia yra tvirta, bet viduje yra minkšta. Ir kada mes einam žiemą, griūnam ir susilaužom koją, ranką arba pirštelis lūžta, tai pasiekmė to, kad tas kalcis, kurį mes vartojom, jis nebuvo kokybiškas, jis tiesiog neįsisąmonino, bet padengė mums kaulo viršų ir padarė stiklinį kaulą, bet jis neturi lankstumų. Kiekvienas daiktas jis turi paslankumą turėti. Tai va, pasiekmė nekokybiško kalcio. Tai va šitas produktas jis tarsi viduje užpildo mus. Kaip ir čiobrelio ekstraktas. Taip yra naudojamas osteoporozės, moterims menopauzės metu reguliuoja kalcio suvartojimą organizme, padeda pagreitinti kraujotaką, sumažina aukšto cholesterolio kiekį, prie gripo peršalimo, bronchitas, pneumonija, astma, palaiko virškinimo sistemos darbą, padeda gydyti dantų, dantenų ligas, sumažina Parkinsono ligų simptomą, reguliuoja kepenų funkciją, sumažina reumatinius skausmus, stabilizuoja aukštą kraujospūdį, pagerina inkstų veiklą. Ir šitam produktui yra didmenų aliejus, tai yra tas aliejus, kuris paskatina atstatyti kepenis. Tai yra, mes taip pat turim eilę vitaminai, kurie yra riebaluose tirpūs. Čia yra riebaliniai kapsuliai. Taip, ir mes turim nuostabų produktą eukaliptų ekstraktas. Taip, ir tai yra priešuždegiminis, mažina gleivų sekreciją, bronchuose, va tas, kur yra, kai sako, nueinam pas gydytoją, į karkalų dar yra tikslas, kad jie išeitų arba per viršų, arba, sakykime, per žarnyną. Ir pabaigai, nauda imuniniai sistemai. Tai yra judėjimas. Judėjimas pėstute nueiti į darbą, tegul bus, kai sako, mes galbūt autobusu važiuojam, tai išlipkim 1-2 sustojimus prieš darbą ir nueikim pėstute. Išeidami iš darbų lygiai taip pat, išeikim, paeikim 2-3 sustojimus pėstute arba išlipkim iš autobuso, nedavažiavus namam, pavaikščiam. Judėjimas tai yra suaktyvina kraujotaką. Kraujotaka tai yra mūsų tiekėjas, kuris įneša maistinės medžiagas į mūsų kiekvieną organizmo ląstelę ir išveda iš ten skilimo produktus. Jeigu mes jau nebejudam, negalim, tai yra pritūpimai. Pritūpinėkim. Toliau eina judėjimas, taip kaip maistinių medžiagų įnešimas, sukelia, padidina, pagerina baltųjų kraujo kūnelių gamybą, tai yra limfocitai. Toliau pagrindas mūsų imuniniai sistemos, tai yra limfocitai, kad mes jų turėtume kuo daugiau, tai yra kariai mūsų imuninės sistemos, sunaikint, atpažint, duoti informaciją kitom ląstelėm, kad mūsų organizme kažkoks tai yra virusas, bakterija, grybas, parazito lerva, dar kažkas tai. Stimuliuoja natūralų imunitetą, ląstelių kilerių veiklą, kurių tikslas yra suardyta svetima ląstelė ir ją sunaikyti. Taip, kad kartais nebijokim tų pūlinukų, tų žaizdelių pūliuojančių, tai yra kilerių ląstelių darbų pasiekmė. Tų sunaikintų svetimų ląstelių sankaupa, tai yra pūliai. Taip, kad tiesiog linkiu visiems sveikatos. Pagrindiniai gyvenime turi būti dalykai, tai yra ne tik kad išklausyti, ne tik kad užsirašyti, bet tą, ką girdėjom, ką mes užsirašėm, paskaitom namuose, bet įgyvendinam savo gyvenime. Įgyvendindami savo gyvenime mes tiesiog įspręsim tiesiog tą tokį
nereikalingą laiką, kurį mes eistume pas gydytojas, tiesiog sveikata. Tai mūsų pačių rankose. Ir pagrindas yra judėjimas, taip kad tiesiog pasilieku su taika.